Gerą dieną, nesimatėme kurį laiką, nesismetame per daug ir neturėjome ką veikti, tačiau po vakar dienos šiokių tokių, kaip sakykime, nesklandumų su autobusu nusprendžiau, kad vėl būtų galima pafilmuoti šiokį tokį vlogą ir papasakoti, kas nutiko ir ką darysime. Vakar prausėmės autobuse ir Gabė klausė, ar galiu naudotis feną džiovintis plaukus. Esmė tame, aš buvau paskaičiavęs, kad inverteris viskas gerai turėtų išnešti akumuliatorių, kaip ir pakanka, saulė dar švietė, tai irgi užtektų tos energijos, tačiau įsijungus feną ir naudojant kelias tik tai minutėlės buvo bum ir dingo elektra. Ir pradėjau tame ieškoti problemos, kas gali būti. Pirma pradėjau galvoti, inverteriai išmušė saugiklį. Ne, inverteriai neišmušė saugiklio. Realiai net kai vakar žiūrėjau, net inverteris, jei neklystu, neturi saugiklio. Ir aišku, pas mane elektros sistema gali biškai, sakykime, padaryta paskubotai, kadangi didžioji dalis jos net neturi apskritai jokių saugiklių iš karto. Nuo saulės moduliatoriaus eina laidai tiesiai į akumuliatorius, iš akumuliatorių tiesiai inverterį, iš inverterio įeina į tokį jungiklį, kur aš buvau pasidaręs palovą, neužilgo parodysiu, kuomet galima būtų išjungti ir įjungti elektrą patogiai nelinant į bagažinę prie paties inverterio. Nes tiesiog kartais, sakykime, jeigu išeinam visą dieną žygiuoti, nesinori, kad ta elektra visą laiką pastoviai veiktų, dėl to išjunginėjame ir kad nereikėtų landžioti, pasidarom tokį apėjimą, kuris pagrindė ir paskui išsiaiškinau, kad ir neveikia. Tiksliau, sugedo, nes tenai buvo toks akumuliatorius išjungiklis, kurio galingumas yra 100 amperų ir tiesiog išmušė jį, vadinkime taip. Čia jisai yra po mūsų lova ir esmė tame, kuomet mums reikėdavo galėdame valdyti, kad įjungti elektrą, išjungti elektrą ir nereikėdavo lysti į vidų, kur yra pats inverteris. Todėl dabar labai būtų mums gerai rasti būtent tokį, kaip sakykime, pakaitinį jungiklį, nes kai kurie, aišku, inverteriai turi iš savęs, kur galima būtų su nuotoliniu pulčiuku įjungti ir išjungti jį, kadangi pas mus taip nėra, dėl to darome šiokį tokį, kaip sakykime, apėjimą. Dabar nelabai noriu atkraustyti, kadangi bagažinė pas mus ir taip ganėtinai apkrauta, tačiau pats inverteris yra tenai, jis visą laiką yra ant pastovios padėties, dabar iš karto jisai išjungtas, kadangi nelabai ir veikia, ir va tenai yra tas jungikliukas. Dabar realiai sujungiau pliusą su pliusu tenai ir jį apeidinėjau. Bet esmė tame vis vien. Įtariu, kadangi vakar vakare vėlai sujungiau ne visai, kaip sakykime, jį tvirtai, tai bandant krauti telefoną, telefonas kraunasi, bet jisai greičiau išsikrauna negu pasikrauna. Tai įtariu, kad problema yra dar kartu kažkur ir su laidelis, arba bent mano tokiu, kaip sakykime, greitu sujungimu. Tai planas dabar yra nuvykti į parduotuvę, jinai vadinasi Leroy Merlin, vadinkime tai, kas nežinote, senukų atitikmuo Lietuvoje. Ir tenai matėme yra toks akumuliatorių išjungiklis, kuris yra žymiai galingesnis. Ir dar irgi mes su Gabi nusprendėme, kad reikia įsigyti tokį mažą Wi-Fi maršrutizatorių, kur įdedi SIM kortelę, nes esmė tame anksčiau kitose kelionėse mes turėdavome kažkokį telefoną, šioje kelionėje pamiršome ir iki šiol naudodavomės tik tai eSIM. Su pačiu eSIM kaip ir problemų nėra, bet anksčiau nebūdavo, tačiau pastebėjau, kad, pavyzdžiui, eigoje neveikia All3S programėlė su tuo eSIM planu, neveikia kartu ir Park4Night programėlė. Reikia man tada persijungti ant mano Lietuvos kortelės, tai yra bitės, kad galima būtų naršyti tose programėlėse. Bet bitė jau, kadangi aš turiu 40 GB kažkur per mėnesį, mes ją išnaudojame. Tai dėl to irgi kiekvienas, kaip sakykime, naršymas papildomai kainuoja, jau po truputį centas po centų sudaro nemaži pinigai. Nes, pavyzdžiui, kaip paskaičiau, eSIM mes jau išnaudojame 120-140 kažkur gigabaitų ir realiai maždaug išleidome apie 120 eurų. Nes esmė tame, kad mūsų eSIM kainuoja 40 GB, 33-34 eurų plius minus tenai. Tai dėl to pažiūrėjome, kad, brangokas. Šiaip kas tik tai keliaujate, jums reikia pasižiūrėti naujienas, kokius minimalius Facebook'o įrašus ir panašiai, viskas gerai. Bet kadangi mūsų darbas reikalauja tiek svetainės redaguoti, tiek įkeldinėti man video įrašus, tiek siųsti klientam visokią informaciją, video failus ir panašiai, ganėtinai tada greit sueina visą tą dalyką. Dėl to irgi pasidomėjome ir ne vienas lietuvis rekomendavo, tiek pat ir Ispanijos grupėse, kad įsigyti geriau vietinio operatorių, kaip ir pavyzdžiui dabar yra Digi Mobil, atrodo tai vadinasi, kur 240 GB kainuoja tik tai 15 eurų. Mes pirmą šitą variantą atmetėme, kadangi neturėjome telefonui kur dėti SIM kortelę, nes tiek Gabiai, tiek man gali skambinėti kokie klientai, tai mes negalim iš savo telefono išimti, o kaip iPhone žinia, turi tik tai vieną SIM kortelės vietą. Tai dėl to dar įsigysim papildomą tokį maršrutizatorių, kuris, mačiau, kainuoja 40 eurų ir jis netgi pakraunamas nuo
elektros. Ir ta prasme galima net 8-9 valandas, kiek tas gamintojas rekomenduoja, deklaruoja, naudotis, kaip sakykime, be elektros lizdo. Tai va tiek. Tai vykstam į parduotuvę. Ir dar svarbus paminėti dalykas, kadangi dabar nuo rytojus prasideda Antalūzijos dienos, šiandien yra ketvirtadienis, tai penktadienį, šeštadienį, sekmadienį jokia parduotuvė nedirbs. Dėl to mums dabar reikia nuvažiuoti į artimiausią prekybcentrį, kuris randasi Malagoje apie 40-50 km nuo mūsų, kur mes dabar esame, netoli Nerjos, arba lietuviškai tariant Nerijos miestelio, ir apsipirkti, nes aplinkui čia per daug nieko daugiau ir nėra. Tai važiuojame. Realiai šito šalkrepščio per daug ir nenaudojame, bet mes jį naudojam, kaip sakykime, tokį barjerą, kad mūsų šuniukas per daug nelystų priekį, kadangi jis pripratęs automobilio važiuoti aukščiau. Čia jis nieko nemato, tai labai nori būti kur nors kaip geresnis vaizdas, tai pavyzdžiui priekį. O priekį jisai lenda ir po kojomis, prie gazo pedalo ar stabdžio, tai geriau mes jį izoliuojame į galą. Atvykome į prekybos centrą, per daug galvoju, jame nieko nefilmuosime, kadangi, mes dar neperlipam to dalyko, kad vaikšnėt su kamera viešoje vietoje. Bet manau, ten ne per daug ar papasakosime, o tiesiog jau paskui parodysime, kai jau ką nusipirksime. Ir dar, Gabė gerai, kad parodė man pirmą. Kuomet aš parkuojusi, aš pamačiau tik tai būtent medžio apačią, o kad viršuje jau arti šakos kėbulo viršaus, to nemačiau. Ir vos, tai kaip įsivaizduojate, taip ir atsirado, nes esmė tame, kai parkavausi praeitą kartą, žiūrėjau, kad medis dar toli, bet kad viršui šakos čia taip arti, nemačiau. Tai va tiek, einame apsipirkti ir grįžtame už kelių akimirkų. Apsipirkom parduotuvėje, Gabė buvo grožio prekių parduotuvėje visiems lauktuvių dovanų. Aš buvau, kaip ir sakiau, kas aktualiausia dėl interneto, tai pirmą pradėsime nuo to. Tai esmė tame, pirkau Simyo operatorius, apačioje parašau, nes tikrai ne vieną Malago lietuvių grupę irgi mačiau, tam prasme, kur žmonės rekomenduoja būtent čia. Tai įdomiausia, kad čia internetas mes su Gabė kalbam ganėtinai pigus, nes pavyzdžiui, už 20 eurų mes gavome 200 GB. Čia vadinkime kaip pildy kortelę, kad esmė tame, kuomet išsinaudoja, būtų galima toliau pasipildžius vėl naudoti. Tai tikimės, kad taip nereikės jau per mūsų kelionę likusį mėnesį kažkur maždaug. Ir dar tojaus laidą nusipirkau, nes esmė tame kažkaip pradėjo iPhone'o durniuoti. Routeris. Tai va kaip jisai atrodo, esmė tame įdedi SIM kortelę, gali pakrauti kaip telefono vos ne, ir net ir į kelionę, tai žygį neštis kur nors, į miestą išėjus, jeigu, sakykime, pastavė telefonę, SIM kortelėje nėra jokių duomenų. Tai va. O dabar, kadangi vėl 3 dienas parduotuvės jokios nedirbs, bent tai pasiskaitėme daug kur, tai važiuojam apsipirkti maisto produktų, reikia geriamo vandens pasipildyti, kadangi tuščias bakas ir mūsų šuo naudoja jo labai daug išgeria. Realiai mes juokaujame išgeria daugiau negu mes, kai rekomenduojame žmonėms. Tai va tas, ir paskui tada vyksim į Leroy Merlin, sakykime, senukai Ispanijos, kur reikės nusipirkti būtent kas susijęs su elektros mūsų gedimais atnaujinimus pasidaryti. Ką, važiuojam toliau tada. Pagaliau baigiam savo apsipirkimus. Parduotuvė per daug nieko įdomaus ir nusipirkamas. Tradiciniai patiekalai, vanduo tiesiog buvo, vištiena, šiek tiek mėsos kitokios, batono, kažką prie kavos saldesnį ir tiek.
Bet sudėtingiausia buvo man rasti, ko labiausiai ir reikėjo. Tai būtent to jungiklio, nes esmė tame buvom Leroy Merlin, nieko nebuvo. Esmė tame, kad buvo internetiniai parduotuvė, bet kuomet mūsų ispanų kalba nėra tokia turtinga, vadinkime, tai aš klausiu vieno, atrodydamas nuotrauką, sako, eik tenai. Klausiu kito, eik tenai. Trečias tik tai pagaliau pasakė, kad galima tik tai užsakyti internete ir atsisiųsti į namus arba tą, kaip sakykime, paštomatą. Tačiau nuvykome į Bauhaus ir radome, dar net specialiai nusipirkau 2 vienetus, kadangi šitie, kiek aš žiūrėjau, kad yra galingesnė negu mūsų, nes mūsų buvo 100 amperų, o čia nais ir... Sekundėlę. O čia nais yra 300 ir dar net atsparus drėgmei, tai šiaip tai kaip supratau, galima būtų net ir laukia jeigu ką jungti, nu, bet mums tokio dalyko nereikia. Tai turiu 2 vienetus, maža kokiam nors kitam projektui ateityje tai pravers, arba kur nors kitoje dar papildomą elektros sistemą montuojant. Ir ką, dar papildomai įsigijau, kad spintelėm vaikų apsaugos, kadangi kelios jau nutrūko ir stalčiai šoka tango gale pas mus. Ir dar vakar su lietuviais vienai susimatėme, tiksliau jie iki mūsų atėjo, tai labai malonu, kad, kaip sakant, pasisveikinate, nes labai retai sutinkame kokios nors lietuvius užsienyje. Ir parodė, kad yra va tokie fiksatoriai spintelėm, kad gali pritvirtinti kiekvienoje vietoje prie pačios spintelės sienos ir kitą ant stalčius ir tiesiog užsistumia ir užsifiksuoja. Štai va bus įdomu pabandyti tą dalyką. O jeigu tai nepadės, dar nupirkau magnetų. Tai paskui, esant prastesniam oro, nes dabar praneša kelias dienas tokius lietus ateinančius, galėsiu bandyti chimičinti. O dabar pagaliau dingstame vėl mes iš miesto, šiuo atveju iš Malagos, ir traukime toliau į aplinkinius miestelius, kaimelius, ieškoti, kur dar galima būtų pažygiuoti, nes dabar yra po 2:18 ir dar ganėtinai graži diena ir nesimato jokio lietaus. Po valandėlės važiavimo atvykom į savo objektą. Va jisai kaip vadinasi, nereikės net apačio iš dieko dėti. Šitas objektas realiai vadinkime yra tiltelis su labai gražiu vaizdu ir kas dar ypatingiau su juo, kad viena atkarpa, ar nežinau kiek ten tiksliau dabar nenoriu suklaidinti jūsų, yra su permatoma apačia. Tai skaičiau komentarus tie, kurie bijo aukščio, geriau tenai neikite, tačiau mums, kuomet mes jo nebijame, tikrai turėtų atrodyti gražiai. Dar specialiai netgi ir pasimiau droną mažą, kad būtų galima pakelti ir tiesiog pasižiūrėti, kaip visas tas vaizdas atrodo iš viršaus. Kuomet ir turėjau menį eini ir matosi kiaurai. Aišku, ne pats švariausias dabar pats vaizdas jaučiu, nes ir yra pačios ten apdulkėję, bet žiauriai fainai. Grįžome iki autobuso. Kaip matote, mes dabar pasistatė prie tokio kelio. Ir dabar prasidės mano pati nemėgstamiausia dalis, tai yra išardyti visą galą. Tiksliau, išmesti visus nereikalingus daiktus ir tada prieiti prie elektros sistemos. Ir didžiąją dalį jau išardžiau visų daiktų, prie ko man reikia ir prieiti. Bet matote, kaip gale biškį nelabai yra patogu pasislėpti visą sistemą. Aišku, dažnai nelendi prie jos, bet ir jeigu kas dar nematėte, kaip jinai visa taip atrodo, tai va inverteris, saulės valdiklis, 2 akumuliatoriai ir tas pagrindinis, kuris sugedo, o dabar aš buvau pajungęs 2 laidelius ant vieno poliaus, ne poliaus, pliuso, prie kontakto, nežinau kaip kas, bet įtariu dėl to ir nelabai norėjo krauti ir kartais net išsijunginėja, įsijunginėja, išsijunginėja, tai va tiek. Ir dabar išėmiau jį ir kaip matote, čia jungiasi abiejose pusėse po pliusą ir tada perskiria tą grandinę visą. Ir matote vienas net labiau išlindęs ir pavirtęs.
tai kiek matau, nesufokusuoju tiek, jis netgi yra apsilydęs. Tai pamoka mums nenaudoti namuose feno, arba būtent bent su šitu, nes jisai yra per silpnas. Tai va toksai ir buvo čia, kur va matote on, off ir net galima visiškai ištraukti. Ir va štai kaip atrodo pats šitas. Paspaudė, pasukė ir viskas. Dabar paspaudė ant off, paspaudė ant on. Liuks. Iš karto pastebėjau dar vieną minusą. Čia buvo pliusas, kuomet įtvirtino prie to laikiklio ir skylė šiek tiek per maža. Esmė tame, turėčiau dildę, pradildžiuočiau, bet dabar, kadangi jos neturiu, tai jaučiu reikės naikinti būtent visą šitą ir tada vynioti laidą aplinkui ten. Bei, dabar dar tik ką pastebėjau, matote, buvo per daug elektros, kad sunaudota ir net biškai net apsilydė šitoj vietoj kontaktas, tik čia per didelė srovė buvo. Pagaliau po šiek tiek laiko gavosi viską sutvarkyti, tenai jį pravedžiau, paskui iš vidaus, kuomet vakare jau tvarkysiu spinteles, parodysiu, kaip jį pritvirtinu, bet realiai ten nieko įdomaus. Ir va, ateina vienas pliusinis laidas iš akumuliatorius, jis atjungia laidą, kuris eina tiesiai į inverterį. Ir dabar aš inverterį palikau ant įjungto, ten tas išjungtas, todėl čia nais ir neveikia. Tačiau ateitie galvočiau mažą ką, reiktų inverterį pirkti, kuomet yra su pulteliu, kad galima bet kada patogiai sėdint jį ir atjungti nuotoliniu būdu. Atvažiavome į savo nakvynės vietą, per daug jos ir nerodo, čia mes esame realiai tokios gatvelės gale, dar prie mūsų yra keli kemperiai, netoli stadionas, bet esmė tame mes pasirinkom šią vietą, kadangi norėjosi būti ne prie kalno, ne kur nors ant, kaip sakykime, nesfaltuoto kelio, kadangi pranešamas tikrai kelios dienos neramios, bent praneša tikrai smarkius lietus, liūtis, dėl to nesinori kur nors, kaip sakykime, užstrigti. Tai apie tą tiek. Ir dabar tik konfiguravau mūsų nešiojamą Wi-Fi. Ir esmė tame, aš asmeniškai per daug tokiuose dalykuose nesidomėjau ir likau nustebęs, nes pas mane kaime sode yra, sakykime, normalus maršrutizatorius, kuomet tu įdedi į 220 rozetę ir įdedi SIM kortelį, tą blokelį, sakykime, kaip normalus maršrutizatorius, kuris daugumą turite namuose ir prijungiate LAN kabelį. Čia nais yra va tokio dydžio, kaip palyginimui su mano telefonu yra toksai. Ir esmė tame, kiek dabar pasidomėjau, kad jis gali su, kaip sakykime, ekonomiškiausios veikimo būsenos, sakykime, kad būtų mažas Wi-Fi pasiekimumas, tas mačiau galima statyti, kad būtų didelis pasiekimumas, vidutinis ir mažas, dėja nežinau kokie čia tie atstumai, tai dar mažą ką apačiai parašau. Esmė tame, šitas blokelis kainavo 38 €, o modelis, jeigu jums įdomu, M7010. Ir esmė tame, kas dar patiko, nes, pavyzdžiui, pas mane kaime tas maršrutizatorius, kuomet tu nori prie jo, kaip sakykime, SIM kortelės prisijungti, reikia tą pačią SIM kortelę išsiimti, įsidėti telefoną ir taip. Čia nais, viską galima patogiai padaryti per appsą, kaip ir šiuo atveju buvo problema, jau galvojau, reikia į telefoną dėti SIM kortelę, nuimti slaptažodį, kadangi SIM kortelė, kurią mes pirkome, yra su slaptažodžiu. Bet šiuo atveju nereikėjo, tiesiog sukonfiguravau programėlę ir pačiai programėlį įvedžiau SIM slaptažodį ir dar kas įdomiausia, per to programėlę rodo, kas ateina į tą telefoną iš SMS žinučių. Pavyzdžiui, jeigu baigėsi koks ryšys, gali kažkas parašyti ar dar kažką, tai aš galiu būtent paskaityti per telefoną, nereikia tos SIM kortelės dėtis į patį telefoną. Tai gal man tik atrodo tik taip, arba gal čia dauguma tokių technologijų yra pažangių, bet likau nustebęs. Irgi toksai mažas šudukas, ir kuris kainuoja tikrai nemažai, bet tačiau palengvino mums žymiai kelionę. Sveikinusi jau iš kitos vietos, tiksliau iš tos pirmosios, kur ir pradėjome šį vlogą, kadangi vakar, kur tenai ir filmavomės, ne pati fainiausia vieta buvo likti, tiesiog atsikėlėm, papusryčiavom ir išvykome. Orų prognozė šiandien kaip ir nemelavo, kaip matote, apsiniaukę, mes dabar viduje sėdime. Šiek tiek dar gavo pasivaikščioti, bet ne per daugiausiai ir įtarėme, kad šiandien tokia diena ir bus. Ir dar ką žadėjau, tai norisi pabaigti sutvarkyti spintelės, kadangi geri orai tiesiog neprisiruošime, norisi vis būti kur nors gamtoje, žygiuoti kalnus, eiti miestuose, o ne autobuse. Tačiau, kai oras priverčia, taip ir būna.
Pirmas dalykas, kurį mes vakar nusipirkome, tai tokios vaiko apsaugos, nes mes tokias jau naudojame savo esamosios spintelėse, tačiau vienoje, kuri yra tenai, paskui parodysiu, jinai, kaip ir sakant, nutrūko šitoj vietoje ir visi stalčiai tiesiog važinėja kairien dešinien. Dėl to uždėsim šitus, o jeigu šitie dar nepasitvirtins, nes kai kur sunku prieiti, tai nupirkau dar tokius, kaip sakykime, spraustukus, vienas tvirtinasi prie stalčio, kitas prie pačios jau, kaip sakykime, spintelės senelės ir tiesiog įvažiuoju, suspraudžiu ir tiek. Ir aišku, labai faina, kad yra pridedami varžtukai. O štai ką aš kalbėjau dėl sunkesnio priėmimo, kadangi, nes pirmą pastatėme mes lovą, užkeliam šitą vietą ir tada tik pastatėm spintelę, tai norint įdėti tą kitą galiuką šonę, reikia užkišti čianais. Tai ganėtinai sudėtingai. Čia dar praeitą kartą bent gavosi, nes, kaip ir sakiau, vienas nutrūko, tai jau nuklijavo visai pilnai, kad būtų galima kitą pridėti. Na, matau, Gabė tai jau yra pripratusi prie ispaniško oro, tai toks oras, ne pats fainiausias, sakė šalta. Tai nors ir filmuojas, nemiega. Labas. Liuks. Ir mūsų keturkojų draugui taip pat išeiginę gali bent ramiai pagulėti. Ir aišku, ne karštai. Žinoma, galėčiau bandyti išardyti spintelę, tiksliau, atkabinti ją nuo automobilio kėbulų ir grindų, kad galėčiau ištraukti, bet aš per daug tingiu ir dabar prastas oras, tai bandysiu tiesiog atlipdyti ir kažkaip užkišti. Peilio ir žirklių pagalba gavosi pritvirtinti jos, nes užkišau tiesiog, peilį kišau, pakreipiu, prisilipdė izolkė ir viskas. Dabar aš nekabinau, kad maža, kad dar nuo, kaip sakykime, minimalaus įtempimo neatsiklijuotų. O kitas darbas, norisi dar šitas bent durelės tvirčiau pritvirtinti, kadangi dabar anksčiau naudojau tėčio dar nuo senų laikų tokius atiduotus magnetus. Viskas gerai, jie laikosi. Tačiau maža, kad dėl tvirtumo galvočiau dar įterpti šitoj vietoje bent vieną iš šių laikiklių. Maža ką, dėl tvirtumo. Dabar serdės dar šitus tvirtinimus, laikikliukus. Pasižiūrėjau, kad gal geriau aš jų ir netvirtinsiu. Kodėl? Nes esmė tame, kaip ir matėte, šitas spintelės dariau tikrai nekokybiškai, tikrai žinau, kad kai kas moka žymiai gražiai padaryti, ne kai kas, gal dauguma. Aš dariau viską skubėjimo būdu ir esmė tame, kad šito magneto plokštelė įsikiša dar šiek tiek labiau ir pritvirtinus yra nemenka briauna. Dėl to būtų labai problema taikyti, kaip tvirtinti šitą, kad jisai būtų, žinote, įlenda pilnai ir įsispaudžia. Tai galvoju, gal jo nedėsiu, o palaikysiu sekantiem projektam. Mes irgi būna, kaip ir, pavyzdžiui, Lietuvai senukose, nuvykdavau į parduotuvę, nusiperku žymiai daugiau, kad nereikėtų važiuotis į kaimą. Iš kaimo važinėti į parduotuvę vėl, pirkti to ir paskui galiausiai 5% kokių daiktų, bent tikrai varžtų arba veržlių arba tokių minimalių tvirtinimų net nepanaudoju. Oro sąlygos laukia yra tokios, ten stovi keli kemperiukai, ten stovi dar vienas. Ir mūsų planas rytoj bus jau šeštadienis ir Ispanijoje yra nedarbo diena. Ir yra čia netoli miestelis Nerija, lietuviškai vadina, kuriame vyks festivalis. Tai galvojame jį apsilankyti ir pasižiūrėti. Maža, kad tenai per daug ir nefilmuosime, nes kiek mums pasakoja vietiniai ir kiti lietuviai, kurie gyvena ne vienerius metus Ispanijai, kad, sako, jei ispanai švenčia, tai jie švenčia labai stipriai. Ir bent daugumose miestelių būna, kad reikia taip eiti susispaudus, dėl to per daug nesinori su kamera ir tenai vaikštinėti, tai maža ką nors įkelsim į savo Instagramo storius. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Čia šitą vlogą norėjom padaryti tokį, kaip sakykime, labai įdomų, bet tikrai ne vienas rašė ir norėjo, kad parodytume,
kaip atrodo mūsų kasdienybė gyvenant užsienyje mūsų autobusiukė. Tai matote, kartais būna labai fainai pakeliauja, bet kartais reikia tiesiog dėl kelių šūdniekių važinėti per visas parduotuvės ir net ir įsigijus tos šūdniekius tiesiog jų gali ir net nepanaudoti. Tai ačiū ir iki kitų vlogų.